Oi. Labą rytą. O, gerai išmėgau. Blemba vakar čia gal atsibeldžiau, tai sunkiai. Viską pravažiavau, ir liūtį, ir vėją, ir tamsą. Aš kaip visą laiką su savo sėkme, tai į Lenkiją važiavau tiesiai į audrą. Tai to, kad čia žaibavo, lyjo kokius 3 kartus, kol atvažiavau. Ir žaibavo paskui visą laiką. Tai kol pasistačiau palatkę, kol ką tai pirma atėjo. Tai šiandien labai gerai bėgau. Prie kažkokio ežero. Važiavau čia per mišką tokį davažiavau. Išlindau kažkokiu keliuku, tokiu smėlėtu. Priekį ežeras, į dešinę pėsčiųjų takas, į kairę pėsčiųjų takas. Ką aš tau, čia kažkokie dar jaunuoliai buvo, paskui išvažiavo. Pasistačiau palatę. Šiek tiek išvijo, nes čia valčių prie to ežero pilta. Tai atvažiuoja matyti žvejot. Čia kažkokia skydinė yra. Su kamerom. Po kamerom pasistačiau čia po tokiais medžiais. Tai čia, jeigu per ežerą žiūrint, tai Baltarusija jau. Tai jau ką reikia elgtis. Judint bulkas, važiuot ralį žiūrėt. Ir galvoju, apvažiuosiu aplink apylinkes. Į čia. Ir paskui dabar jau turbūt 9:30, be 15:10, tai čia jau šitų greičių ruožus tiek nespėjau, čia kur ir tie, nes jie čia ganėtinai anksti ryte 8 buvo, 8:09, ir jie dar bus 4 ir 5 valandą. Tai va čia pavalgysiu kol apvažiuosiu čia tas apylinkes, apsižiūrėsiu visus kampus, kaip davažiuoti iki trasos normaliai. Kai bus galima varyti, tos 2 pažiūrėti ir viskas. O paskui pamastysim, ką daryti, ar važiuoti namo. Nes šito išvažiuoju į Vokietiją, bet vakare naktį. Tai ar važiuoti namo, dar čia pasilikti. Bet šiaip greičio ruožų, tai čia nelabai yra čia. Bent šiaip po apylinkės pasitrainė. Tai va, ką keliuosi. Parodysiu čia šviesoje tą ežerą. Visai neblogas toks ežeriukas. Čia realiai atvažiavau per tą keliuką. Čia ženklas. Ir ten toliau ženklas yra. Dviračių takas pėsčiųjų. O čia va, kažkokia čia vandenvietė. Kovo Goldap, PZV. Čia Lenkai tai padėjo važinėja, čia keliukų kažkur šalimais, nežinau, čia laukais šviečia. Kažkur čia jie čia važiuoja, vis tiek tą važiuoja. Nes valčių pilna, mašina išvažinėta. Ežeriukas toks fainas. Keliukas yra aplinkui. Naktį šviečia. Kai žvėjoja, plaukioja. Kaifas, taip atsikeli tai prie vandens. Ten į tą pusę, čia tas toksai ežeras toks pailgas, tai va, tai jeigu ten žiūrint, tai Baltarusija. Tokia senovinė grafiti kažkaip.
Čia va, tarp valčių apsupti. Va tiek tos vietos ir te reikia. Pasistatai savo ir mėgi. Gali va su valtim pažvėjot, išplaukt iš karto prieplaukai. Tai va tokie va reikalai. O realiai ten kažkur į tą pusę, tai va greičio ruožas vienas. Ir tenai vienas greičio ruožas yra. Tai čia 10 km turbūt iki jau davažiuot. Motorinka mano. Paruošta. Apartamentai. 15 žvaigždučių. Dar tokios chuinios nematęs. Energetinis su alum. Tai va, planas. Šiandien sakau, realiai nuvažiuot pavalgyt, atsigert kavos, nors šiaip turiu viryklę čia ir kavos turiu, bet jaučiu, kad važiuosiu kažkur į miestą. Čia šiaip toksai kurortinis miestas. Vakar važiavau, tai čia judesys, kokią 12 valandą, tai vaikšto visi pirmyn atgal, šviesos šviečia. Tai kavos pusryčių tikrai gausiu, o paskui ką, važiuosiu iki Dopelių pažiūrėti, kas ir kaip tenai, kad pasižiūrėt kažkokias vietas. Ir per apylinkės, jis sakė, kažkokių tai tiltų yra, dar to, nuo trečio miesteliai prasivažiuosiu. Nebuvęs čia niekada, tai bus įdomu pamatyti irgi. Tai va, ką, prausėmės, valomės dantis ir let's go. Na ką, kaip ir viskas, susipakavau. Laikas judėt, kažkur tai maisto susiorganizuot, kavos. Ir viskas, važiuoju Dopų čekint. Pažiūrėsiu, kas apylinkėse bevalgydamas gero, kas čia gražaus yra. Ir viskas, važiuojam judėt, važiuojam eksplorint. Tam čia to ir atvažiavom. Lekiam. Nu ką, judėsim maisto ieškot. Mazūrijos žemėje.
Blemba, nu aš stumiu vis tiek gerai. Jaučiu kempingas. Opa, kas čia turi tvirtinimai tokie. Ai, čia ta spa. Druskų zona. Važiuojam iki to Druskų parko važiuojam. Blemba, rimtas čia reikalas. 10 kartų didesnis negu druskininkas. Blemba, gražiai čia padaryti.
Nu gražu čia. Žiauriai sutvarkyta. Golfas yra. Šiaip keista, kad čia žmonių visai nėra. Žuvukė. Ančių. Nu gražu. Aš kaip normalus bachūras, tai ten miegojau, va, ten kur ta būtkė. O nu, čia aišku nebūčiau miegojęs, bet va ten, va tolumoj, į kempingas. Bet jau naktį čia nenorėjau aš nieko ieškoti, tai gerai visai buvo ir ten ramu. Ežeriukas toksai fainas visai. Ganėtinai nemažas. Ir čia toksai, sakau, druskų gydykla ta yra, kažkoks tai ten spa. Čia kurortas. Goldap kurortas. Mini druskininkai tokie. Ežeriukas tai fainas visai, nesimaudžiau. Kažkodėl dar, bet vanduo biškį žydi. Žodžiu, žiauriai fainai čia. Pontoninis tiltas kažkaip užbombintas. Visas juda. Nu, druskininkai rūko stipriai prieš Goldap. Druskų čia ta šventykla. Blemba galvoju, kad čia kokia arena gal. Čia pasirodo druskų gydykla. Tokio dydžio. Nu jo, čia ta druskų gydykla kokia 10 kartų didesnė negu druskininkose. Nors druskininkai turbūt yra 10 kartų didesnis miestas negu tas Goldap.
Tai ir kempingas, kuriam aš turėjau atsidurti. Lašara. Mapa atrakcji turystycznej. Čia reikia pasižiūrėti. Gražiai čia. Žodžiu, Goldape nepusryčiauja niekas. Viskas dirba tik nuo 12 arba kebabinės tai realiai uždarytos visos. Ir atostogauja darbininkai. Tai dar kol kas nevalgęs, jau 12. Laukiu čia, kol bariokas atsidarys. Eisiu pavalgyti. Kažką ir kavos atsigerti. Bet čia gražu čia. Nors labai keista, toks tipo kurortinis miestelis, bet barų minimaliai čia aplink. Vien kažkokius skudrus pardavinėja, kiaušinių parduotuvę radau. Žiauru. Kiaušinius pardavinėja. O, natūraliai tik kiaušinius. Paskui galėsiu nuvaryti parodyti. Visų netoli. Žodžiu, keistai. Barų mažai ir visi nuo 12 dirba. Jau, čia tipo laukiu, kol atsidarys. Ir eisim sėst. Žodžiu, centriukas gražus Goldape, bet pavalgyti iki 12 tai no chance. Dabar klausiu 1 minutę, iki 12 liko, nesakau, nuo 12 vis tiek. Bet centriukas geras, nors fontanas, geras, vaikai jau maudosi.
kepyklėlę radau. Padarys kavos iš plamos. Nes pamiršau, kad čia laikas vis skiriasi. Tai 11 valandų, tai dar valandą lauk, kol čia visi tos zabigankės atsidarys, nes nieks nedirba. Kebabinės visos, tai lapukai iškliuoti, kad atostogauja iki ten Liepos vidurio, o restoranai tai visi uždaryti iki 12. Sako, ar bus gerai užpilama kava iš čainiko. Aišku, gerai, namuose tokia gera. Darbe gera tokia. Tai va, savo patauju. Vieną pulką. Tokių kažkaip pas mus nepopuliaru daryti, va. Dziękuję. Dziękuję. O, kavytė. Viskas. Adas. Pas mus kažkaip nepopuliaru, va, tokių sumuštinių daryti šituose šviežių. Šiaip Vokietijoje, Lenkijoje, tai čia visur praktiškai yra. Pas mus visi iš celofano to valgo. Kolonėlės. Vokietijoje tai iš tokius bombinius padaro, vieną iššaunį pavalgęs. Ir šviežių tik ryte būna. Nedėjo pas mus dar. Čia tas pas kaip šančiuose kepyklėlėj krosanų nėra. Atvažiuojant užsiaugau, kažkaip niekada neklausęs, visą laiką perki tokiam Lidle šviežių krosanų, sakau, turit. Šitą batoną turit. Tokia tą visą kepimo spintą. Aišku, gal nieks neperka, bet šiaip keista. Tai va, skanaus. Žodžiu, pavalgyti nėra kur. Čia senis kiaušus pardavinėja. Tokiam va. Vietoviai. Čia geras pavadinimas. Man. Šiaip tai nieko, visai fainas miestelis. Centrą. Apie nieką. Ten tas parko šitas restoranas tai pilnas dabar. Reiškia, paklausa yra. Tai va, geriau pardavinėja tokius. Dar vienas. Kaip pas mus senamiesty, kol suprato, belia kiek metų praėjo, kad reikia barų, o ne parduotuvių kažkokių tais. Taip pat ir Laisvės alėjai.